Sveiki, aš esu Nojus Berlinskas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia padaryti kareivėlį. Vienas iš būdų yra kareivėlis su išsimetimu. Norint padaryti šį kareivėlį, nereikia daug jėgos, tačiau jam reikalinga technika. Aš jums išmokinsiu, kaip reikia padaryti šį kareivėlį. Taigi, pirmas veiksmas yra pašokimas ant skersinio ir išsimetimas į priekį. Jis atrodytų štai šitaip. Jūs turi mesti į priekį. Antras žingsnis yra metimasis atgal. Jūs turite po metimus į priekį mestis atgal. Trečias žingsnis yra kelių kėlimas, kai jūs metatės atgal. Kai jūs pakeliate kelius, jūsų kūnas iškyla į viršų ir tai padeda padaryti kareivėlį. Ketvirtas veiksmas yra užsimetimas ant skersinio. Ir paskutinis veiksmas yra atsispaudimas. Mokymosi pradžioje svarbiausia jausti kūną ir išmokti siūbuoti. Tai galite padaryti sueidami metras nuo turniko ir šokdami ant jo, mesdamasi į priekį ir tada įtempę kojas mesdamasi atgal. Ir viską daryti tiesiomis rankomis. Be šio mosto ir siūbavimasi yra du pagrindiniai pratimai, padėsintys jums padaryti kareivėlį. Pirmas pratimas yra pritraukimai su išsimetimu virš turniko. Stenkitės kelti kelius, darydami šią pritraukimą ir kad maždaug skersinis būtų ties krūtinė. Antras pratimas tai yra atspaudimą ant turniko. Pasirinkite plotį, koks jums patiktų. Tai galėtų būti pečių plotis ar netgi plačiau. Taigi, leidžiatėsi krūtinės ir atsispaudžiat.